Sveiki visi prekės ženklų entuziastai, rinkodaros žmonės, vadovai ir visi, kurie stengiasi suprasti prekės ženklo kūrimo esmę. Mano vardas yra Agnė Kunitytė, aš esu agentūros Gulfo Studio viena iš partnerių ir mūsų agentūra jau 10 metų gilinasi į prekės ženklo kūrimo esmę ir padeda verslams atrasti savo prekės ženklo potencialą, susitvarkyti įvairiausius marketingo pamatus bei atrakinti tą unikalumą, kurį nešasi kiekvienas tikras verslas. Tad šiandien mes kalbėsime apie prekės ženklo kapitalą arba brand equity ir tai yra antroji programos Suprasti brand equity dalis. Pirmąją programos dalį rasite šio video aprašyme ir ji aptaria, kokią vertę sukuria prekės ženklo kūrimas ir kokį pranašumą verslas gali įgyti, jeigu investuoja papildomai į prekės ženklo pamatus. O šiandien mes aptarsime 6 aspektus, kaip galite nustatyti, kur jūsų prekės ženklas yra dabar, bei pateiksime pavyzdžius iš viso pasaulio, kaip kiekvienoje situacijoje galime tai daryti gerai arba ne taip gerai. Tad ilgai nelaukime ir pradėkime mūsų programą. Natūralus klausimas, kuris gali kilti verslams, kurie jau investuoja į rinkodarą, yra, kodėl man turėtų rūpėti prekės ženklo kūrimas. Juk aš jau turiu savo vardą, aš jau turiu logotipą, spalvas, mes jau turime susitvarkę svetainę, įvairiausius šūkius, vertybės ir to pakanka. Tad čia mes turime 2 skirtingas rinkodaros funkcijas. Viena yra kasdienė rinkodara, kuri jums padeda atvesti ir konvertuoti jau esančią paklausą ir jau turimą auditoriją. O prekės ženklo arba brand equity veiksmai padeda jums sukurti ateities paklausą, padeda jums išlaikyti turimą auditoriją, ją sudominti, kurti pasitikėjimą ir pagreitinti konvertavimą, palengvinti šias sąlygas tų veiksmų, kuriuos jūs darote ar taip ar taip. Tad be nuoseklaus investavimo į prekės ženklo kapitalą, verslo rinkodara tampa trumpalaikės reikšmės. Nes vis dar vyrauja nuostata, kad prekės ženklas yra tik logotipas, socialinių medijų paskyros. Iš tikrųjų, brandas kuria ryšį su jūsų auditorija, su jūsų vartotoju, su jūsų pirkėju. Tai yra socialinis ir kultūrinis kontekstas. Tai yra tai, kaip jūsų auditorija supranta tai, kas jūs esate. Tad kas nusako prekės ženklo būklę? Čia yra labai svarbu paminėti, jog prekės ženklo būklė ir jūsų verslo būklė yra 2 skirtingi dalykai. Tad žiūrėkite į savo prekės ženklą taip, lyg būtumėte jūsų klientas arba jūsų auditorija, kurią jūs norite pasiekti, ir tai jums padės geriau išsivertinti, kur šiuo metu jūsų prekės ženklas yra. Čia reikia pažymėti, jog prekės ženklo būklė ir jūsų verslo būklė nėra tas pats dalykas, tačiau prastas prekės ženklo būklės statusas gali įtakoti jūsų verslo augimo perspektyvą. Tad 6 aspektai, kuriuos aptarsime šiandien. Atpažįstamumas. Ar žmonės apskritai jūs pastebi ir prisimena jūsų prekės ženklo kategorijoje? Asociacijos. Kokios reikšmės, emocijos ir įspūdžiai kyla išgirdus jūsų pavadinimą? Aiškumas. Ar aišku, kas jūs esate, kam jūs esate skirti ir kokią problemą sprendžiate ir kuo skiriatės nuo kitų? Pasitikėjimas. Ar jūs atrodote patikimi, kompetitingi, nuoseklūs ir verti rizikos? Pasirinkimo pranašumas. Ar jūs renkasi todėl, kad esate labiau pageidaujami negu kiti variantai? Ilgalaikė vertė. Ar brandas leidžia mažinti jautrumą kainai, kelti konversijas, mažinti customer acquisition cost, didinti lojalumą ir rekomendacijas? Tad ilgai nelaukus nerkime gilyn į pirmą aspektą, pagal kurį galima pasimatuoti jūsų prekės ženklo būklę. Atpažįstamumas tai nebūtinai reiškia, jūs mato ir žino visi, bet svarbiausia tai, kad jūs atpažįsta jūsų tiksliniai klientai. O atpažįstamumo stoka gali daryti įtaką ir pardavimų ciklui, nes jūsų rečiau ieško organiškai ar rekomenduoja jūs rečiau kitiems. Tad ar jūs apskritai pastebi ir prisimena kategorijoje? Mes visi esame žmonės ir mus veikia įvairiausi vaizdiniai, garsiniai, jutiminiai dalykai, tokie kaip spalvos, nuotaika, vizualiniai sprendimai.
pažįstami veidai, personažai, garso specialieji efektai, dažnai paustinamas vienoje ir kitoje platformoje turinys, minties lyderystė, įvairiausia atributika, kuri gali būti asocijuojama su jūsų prekės ženklu, vientisas prekės ženklo charakteris, tonas, stendai ar įvairiausia reklama gerai matomose lokacijose, tam tikri raktažodžiai, kurie yra specialiai parinkami SEO ir taip toliau. Tad tai yra tai, pagal kokius ženklus jūsų auditorija gali atpažinti, kad tai yra jūsų prekės ženklas. Ir čia mes turime visiems rinkodaristams labai gerai žinomą pavyzdį – Tropicana prekės ženklo pakuotės atnaujinimą. Net nebijoju, jog už to sprendimo buvo ir daryti įvairiausi tyrimai ir atrodė, jog tai yra geras sprendimas, tačiau dalis vartotojų šios pakuotės nebeatpažino lentynose, tad krito smarkiai pardavimai, o kitai daliai vartotojų tiesiog nepatiko nauja pakuotė, nes Tropicana prekės ženklas buvo atpažįstamas būtent pagal šią simboliką, kurios visiškai nebeliko naujoje pakuotėje. Tad teko labai greitai suktis iš padėties, brangiai taisyti šią klaidą ir atstatyti naują pakuotės dizainą lentynose. Na ir štai mes turime Vinted prekės ženklą, kurį mes galime atpažinti tik iš spalvos ir iš V raidės. Tad šis prekės ženklas pasirinko daug metų išlaikyti šią be galo atpažįstamą spalvą ir nekeisti savo logotipo, net ir einant per skirtingas verslo augimo stadijas bei skirtingas rinkas. Antrasis aspektas, kaip galima nustatyti savo prekės ženklo būklę, yra asociacijos. Asociacijos tai yra pirmas dalykas, kas ateina į galvą pagalvojant apie jūsų prekės ženklą. Tai gali būti tiek teigiami, tiek neigiami aspektai. Tiek B2B, tiek B2C versle siekiame sąmoningai suformuoti vieno arba dviejų žodžių asociacijas, kylančias žmonių galvose, kai pagalvoja apie jūsų prekės ženklą. Tai gali būti greitis, patikimumas, istorija, modernumas ar įvairiausi kiti aspektai. Jeigu jūsų klientai neturi stiprių emocinių asociacijų su jūsų prekės ženklu, reiškia, jie netiek daug apie jį ir galvoja. O gera žinia yra ta, jog asociacijoms patikrinti yra įvairiausiai tyrimai, jūs juos galite atlikti ir patys, ir samdyti įvairias agentūras. Tad kas kyla žmogaus galvoje išgirdus jūsų prekės ženklą ir susidūrus su juo? Tai gali būti mintis, emocijos, nuotaika, įspūdis, reputacija, įvairūs stereotipai, lūkesčiai, žinomi veidai, kurie yra susijęs su jūsų prekės ženklu, įvairias krizės arba kaip tik džiugios istorijos ir apskritai tai yra jausmas, kokie jūs esate. Tad čia yra labai svarbu iš tikrųjų nustatyti, kokios asociacijos kyla ir pagalvoti, ką jūs galite nuolat formuoti tikslingai, kad šios asociacijos stiprėtų. Ir pereikime prie pavyzdžių. Turime visiems labai gerai žinomą prekės ženklą Volvo. Jis yra asocijuojamas su žodžiu saugumas. Kadangi šis prekės ženklas turi tokią stiprią pozityvią asociaciją ir yra mylimas savo auditorijos, Volvo galėjo netgi sau leisti tokius pakankamai drastiškus vizualinius pokyčius, kaip prekės ženklo identiteto atnaujinimas. Dažnai rinkoje šie pokyčiai būna sutinkami pakankamai neigiamai, nes auditorija jau būna pripratusi prie vaizdo, su kurio jį asocijuoja prekės ženklą. Tačiau Volvo turi tokį stiprų klientų savo pasitikėjimą, jog galėjo šios pokyčius įvykdyti pakankamai neskausmingai. Na, o kaip nedaryti, mes turime pavyzdį iš prekės ženklo Pepsi. Per patį Black Lives Matter protestų įkarštį ši kompanija nusprendė nufilmuoti reklaminę kampaniją, per kurią žinoma moteris Kylie Jenner dalino visą laimingą protestuotojams Pepsi gėrimo skardines. Net nebejoju, jog už šios minties ir šios kampanijos slypėjo tikrai geri ketinimai, galbūt norėta sušvelninti įtampą ir suvieninti savo bendruomenę, tačiau pasirinktos priemonės iš tikrųjų šovė prekės ženklui atgal ir sukėlė be galo didelį įniršį, dėl to, kad dalis auditorijos galvoja, jog tai yra tiesiog eilinis būdas išnaudoti šią be galo jautrą ir sudėtingą temą ir sukilusias emocijas, kaip būdą sukurti daugiau hypo jų prekės ženklui. Tad svarstydami apie rizikingas situacijas, tikrai labai gerai pagalvokite, kaip tai gali atsiliepti jūsų prekės ženklui, nes kartais net ir teigiami veiksmai gali būti sutikti
neigiamai, jeigu tai yra blogas laikas. Trečias aspektas, kaip galite pamatuoti savo prekės ženklo būklę, yra aiškumas. Tai yra tai, ar jūsų tikslinė auditorija pati supranta, ką jūs darote ir kuo išsiskiriate. Labai dažnai savo praktikoje matau, kaip verslai naudoja įvairias didelės, skambes, abstrakčias frazes, tačiau taip sutrikdo savo vartotojus, ypač jeigu jų prekės ženklas nėra labai gerai žinomas. Tad vietoj abstrakčių frazių, tokių kaip sinergija, transformacija, kurkite turinį, kuris aiškiai pasako, ką jūs siūlote geriausia. Keli pavyzdžiai, kaip galite padidinti aiškumą, yra svetainės tekstai be žargono, jūsų kuriama vertė yra suprantama per 5 sekundės, jūsų socialiniuose tinkluose ir svetainėse galima rasti trumpus paaiškinamosius video apie jūsų prekės ženklą ir apie jūsų kuriamą vertę, jūs naudojate vientisą terminologiją, turite aiškiai aprašytas paslaugas, taip pat palyginamosios lentelės mes ir kiti gali labai gerai atskleisti įvairiausius privalumus, kuriuos galbūt žinote jūs, bet jie nebūtinai yra labai gerai suprantami jūsų auditorijai. Aiškiai apibrėžta niša, kurioje jūs elgiatės ir veikiate, arba aiškus minimalistinis vizualinis stilius, kuris skiria dėmesį akcentams į pagrindines jūsų prekes arba paslaugas. Tad kaip teigiamą pavyzdį mes turime labai gerai visiems Lietuvoje žinomą prekės ženklą Hostinger. Hostinger pasirinkdami aiškumą ir komunikaciją suprantamą visiems netgi sugebėjo greičiau užaugti negu silicio slėnio gigantai. Ir štai matome jų svetainę, kurioje yra ypatingai aišku, ką daro, kokios yra vertės, kokie yra privalumai, kas tai yra per paslaugą. Ir yra neapkrauta vizualinė informacija svetainė, yra atsiliepimai ir tai yra tik pačioje pradžioje atsidarius jų puslapį. Toks paprastas, bet labai daug tikslumo reikalaujantis sprendimas gali gerokai patrumpinti jūsų kliento apsisprendimą ir susivokimą, kai jie pirmą kartą su jūsų prekės ženklu susiduria. O kaip neigiamą pavyzdį, taip pat turime prekės ženklą WeWork, kurie iš esmės užsiima biurų nuomą prestižinėse pasaulio lokacijose. Sparčiai augant verslui, apetitas didėjo ir net nebejoju, jog vadovai norėjo iš tikrųjų inspiruoti savo klientus, iš tikrųjų norėjo siekti kažkokių didelių, ambicingų tikslų, tačiau kaip savo kuriamos vertės apibūdinimą jie pasirinko labai abstrakčią frazę. We elevate the world's consciousness, arba mes pakeliame pasaulio sąmoningumo lygį. Tad galite įsivaizduoti, jeigu aš atėjau ir ieškau biuro nuomos tai savaitai kur nors Tokijo centre, ateinu į WeWork svetainę ir man gali kartais pasirodyti, jog jie kardinaliai pakeitė savo verslo modelį. Tad tikrai pagalvokite, ar verta šias abstrakčias frazes naudoti tada, kai jūsų prekės ženklas yra asocijuojamas su visai kita kuriama verte. Ketvirtas prekės ženklo būklės nustatymo aspektas yra pasitikėjimas arba ultimate currency, visa ko esmė. Galite investuoti be galo daug į gamybą, į rinkodarą, į pardavimus, tačiau jeigu jūsų auditorija jūsų prekės ženklo nepasitikė, bus gerokai sudėtingiau juos konvertuoti, kurti su jais ryšį ir auginti savo verslą. Tad ar jūsų verslas ir prekės ženklas atrodo kompetitingas ir vertas rizikos? Kaip pasirūpinti, jog jūsų prekės ženklo patikimumas augtų? Labai dažnai savo darbo praktikoje matome tokių situacijų, kai verslas turi daug garantijų, daug įvairiausių kokybės aspektų, puikų aptarnavimą, ilgametę patirtį, tačiau tai niekur nėra aiškiai komunikuojama ir tai kelia papildomų klausimų jų auditorijai. Tad ką galite naudoti papildomai, ką jau jūsų prekės ženklas turi, kad padidintumėte klientų pasitikėjimą. Tai gali būti autentiški, detalūs klientų atsiliepimai ir kad juose iš tikrųjų būtų atskleista vertė, kurią gavo jūsų pirkėjai arba klientai. Jeigu jūsų verslui tai yra svarbu, būtinai parodykite, jog turite įvairius saugumo, tvarumo, kokybės sertifikatus. Taip pat ekspertiškumo įrodymai. Ar turite daug patirties, ar jūsų komanda turi specialias kvalifikacijas, sėkmės istorijos, kurias taip pat galite rodyti ir drąsiai pateikti įvairiausių pavyzdžių. Skaidri kainodara, privatumo politika taip pat sušvelnina jūsų pirkėjų galvose esančias abejonės. Taip pat galite teikti įvairias naujienas, ataskaitas savo auditorijai bei užtikrinti, jog jūsų kliento patirtis yra nuosekli.
Salesforce pavyzdys. Šis prekės ženklas daugelį metų save tvirtino rinkoje kaip patikimą pasirinkimą. Mano poreikiams augant ir mano komandai didėjant, aš žinau, jog priėmus šį sprendimą pirkti Salesforce, aš nesusidursiu su įvairiausiais nesklandumais, su kliūtimis, kurios yra susijusios su augimu ir mano komandos poreikis bus pilnai pasirūpinta. Ir Salesforce labai daug investuoja, jog jų potencialūs klientai ir jų esami klientai tikrai žinotų apie visas vertes, kurias jų prekės ženklas suteikia. Na, o kaip neigiamą pavyzdį mes turime visiems labai gerai žinomą istoriją su Elizabeth Holmes ir Theranos. Šis prekės ženklas investavo be galo didelius pinigus į labai plataus masto rinkodarą Amerikoje ir iš tikrųjų skambėjo visur. Nuo įvairiausių portalų, žurnalų, laikraščių, didžiulių stendų. Tačiau iš tikrųjų paaiškėjus, jog šie testai nėra tokie efektyvūs, kaip yra kalbama rinkodaroje, iš karto krito klientų pasitikėjimas ir buvo praktiškai neįmanoma jį atstatyti, kol įmonė neišsprendė savo patikimumo šaltinio, kur yra pati technologija. Tad 5. aspektas, kaip pamatuoti savo prekės ženklo būklę, yra pasirinkimo pranašumas. Tai yra tada, kai prekės ženklo kapitalas yra pakankamai stiprus ir verslas gali laimėti ne tada, kai konkurentų kaina yra žemesnė. Sėkmingi verslai žino, kad reikia atsidurti ne tik tarp top pasirinkimų savo klientų galvose, bet ir tapti tais, kuriuos norima pasirinkti. Tapimas klientų favoritais leidžia kelti aukštesnės maržas, tad ilgalaikis investavimas į prekės ženklo vystymą gali daryti net ir įtaką teigiamą verslo pelningumą. Tad ar jūs renkasi todėl, jog esate labiau pageidavami negu kiti variantai? Ir vienas iš labai gerų būdų, kaip tai užtikrinti, yra sukurti ir gerai iškomunikuoti papildomas vertes. Tokias kaip patogios lokacijos, 24 valandos per parą prieinamas klientų aptarnavimas arba pagalba, rinkos lyderių statusas, papildomos įvairios vertės, aptarnavimo greitis, kokybės užtikrinimas ir sklandi kliento arba vartotojo patirtis. Daugelį metų BlackBerry prekės ženklas lyderiavo tarp verslo telefonų ir galėjo užtikrinti labai aukštą kokybę bei unikalią plačią klaviatūrą. Tad jeigu aš buvau verslo atstovė ir man reikėjo greičiau atrašyti e-mailą arba greičiau surinkti kliento telefono numerį, ši plati klaviatūra leido man tai padaryti gerokai paprasčiau. Tad rinkai pasikeitus į išmaniuosius telefonus, šis prekės ženklas nebeturėjo jokių papildomų verčių, kurias galėjo suteikti, nes išmanieji telefonai siūlė gerokai daugiau. O kaip teigiamą pavyzdį mes turime Nord Security, lietuvių prekės ženklas ir startuolis. Ir čia mes matome labai daug šio prekės ženklo įvairių sukurtų produktų skirtų būtent skaitmeniniam saugumui. Tad jeigu aš esu vartotoja, kuriai reikia vieno ar kito produkto, kurį siūlo Nord, man bus gerokai paprasčiau patikrinti, ką dar papildomai jie siūlo, kai auga mano poreikiai, nes aš žinau, jog šie produktai tarpusavį veiks gerai, jog pirkdama iš to paties prekės ženklo aš greičiausiai gausiu geresnę kainą ir tai man padeda greičiau susipažinti su tuo, ką prekės ženklas siūlo. Artėjame prie šio webinaro pabaigos ir turime paskutinį 6. aspektą – ilgalaikė vertė. Tada, kai rinkodara veikia nuosekliai, strategiškai ir kryptingai, per ilgą laiką grąža investuojama į šį prekės ženklo kūrimą tampa vis didesnė. Kai prekės ženklas kuria ilgalaikę vertę, klientų pritraukimas tampa pigesnis ir greitesnis, pradeda veikti word of mouth principai. Ir laiku paklojus pagrindus, tokius kaip prekės ženklo strategija, verslo augimo planą, techninius auditus, tampa gerokai aiškiau, kur kreipti rinkodaros pastangas, ką matuoti, o kur nešvaistyti laiko ir dėmesio. Tad ką gauna verslas, kai ilgai investuoja į prekės ženklo augimą? Tampa lengviau priimti įvairius rinkos diktuojamus pokyčius. Sukuriate aktyvę prekės ženklo bendruomenę, kuri pati skleidžia geras naujienas apie jūsų prekės ženklą. Sukuriate stiprų emocinį ryšį su savo auditorija, jumis labiau pasitikė, jūs asocijuoja su įvairiomis teigiamomis emocijomis. Sumažėja jautrumas kainai, kai jūsų prekės ženklas yra gerai žinomas, patikimas,
jūs galite sau leisti netgi ir šiek tiek pakoreguoti savo paslaugų arba prekių maržas. Auganti reputacija. Tampa paprasčiau įvykdyti papildomus pardavimus, tokius kaip upsell arba cross-sell. Ir sumažėja klientų atvedimo kaštai. Taip pat padažnėja rekomendacijos, daugiau pritraukite organinio srauto ir jūsų klientai tampa labiau edukuoti. Šiai dienai tai yra viskas. Aš dėkoju Jums už dėmesį ir kviečiu Jūs bendrauti su GoFo Studio agentūra, nes mes jaučiame didelį užsidegimą, kalbant apie brand equity temą. Manome, kad tai yra be galo neišnaudotas dar potencialas pokalbiams, diskusijoms ir įvairiausiams idėjoms, kalbant apie prekės ženklo potencialą. Tad sekite mus LinkedIn'e, Instagram'e ir Facebook'e, o jeigu kilo klausimų, norite bendradarbiauti arba domina mūsų agentūros paslaugos, prašykite mums į hello@gofo.studio. O daugiau informacijos apie mus galite rasti mūsų svetainėje gofo.studio. Tad tariu Jums iki kitų susitikimų ir iki malonaus.